Lygiai prieš savaitę iš vieno galingiausių pasaulyje Kalašnikovo automato pleškinome į visų tipų blokelius – akito betono, keraminius, silikatinius ir keramzitinius. Rezultatai glumino net Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybinių medžiagų katedros ekspertą. Nuo šaudimo geriausiai apsaugotų tokios sienos. Blokelius vieną prie kito klijuoti moka tikrai daug statybininkų. Tačiau ką apie juos žinome? Juk kiekvienas gamintojas dievagojasi, jog jo produkcija geriausia, nepralenkiama ir praktiškai neturinti analogų rinkoje. Šiandien laidoje kalbiname dėstytoją, docentę Ramunę Žurauskienę, kuri moko studentus mąstyti. Šiandien pabandysim išsiaiškinti, kaip išsirinkti teisingai statybinius blokelius. Mūsų klimatinės sąlygos yra tokios, kad mums labai svarbu turėti šiltus namus. Kaip teisingai išsirinkti tinkamus blokelius, kad namas būtų šiltas? Aš dažnai girdžiu klausimą pasirinkti vieną ar kitą bloką. Ir iš tikrųjų pagalvoju, ar teisinga manyti, kad jeigu pasirinksi šiltesnį bloką, tai yra tą bloką, kurio šiluminės savybės yra geresnės, ar tavo pastatas bus apšiltintas geriau, ar jisai bus šiltesnis. Vis vien mūsų klimato zonoje reikia naudoti būtinai termoizoliacinę medžiagą ir nemažą sluoksnį termoizoliacinės medžiagos. Dėl to, pavyzdžiui, jeigu pasirinksime bloką stipresnį ir netokio didelio storio, pritvirtinę termoizoliacinę medžiagą iš išorės šiek tiek didesnį termoizoliacinės medžiagos storį, mes gausime net geresnės šiluminės pastato charakteristikas. Tačiau viduje plotas pastato pas mus bus didesnis, nes mes bloką pasirinksime siauresnį, tą, kuris yra didesnių stipruminių charakteristikų ir gausime vidinį plotą pačio savo pastato didesnį. Kaip skiriasi šiluminė varža? Tarkim, jeigu plonesnis blokas, storesnė termoizoliacinė medžiaga ir kitas variantas didesnis blokelis kažkoks ir plonesnė termoizoliacinė medžiaga. Mes visiems turime pasiekti tas charakteristikas, kurios įrašytos reikalavimuose. Šiluminės varžos charakteristikas. Dėl to ir vienas ir kitas variantas yra teisingas, tik tai mes turime skaičiuoti, kiek mes išleidžiame pinigų. Atkreipkite dėmesį, perkant blokelius sienoms dažniausiai kaina nurodoma už kubinį metrą, bet juk sieną statysite ne metro storio. Mumsgi svarbu žinoti, kiek kvadratinių metrų sienos iš to kubo galėsime sumūryti. Kaip apskaičiuoti, kiek reikės? Paprasčiausiai vieną įsivaizduojamo kubo kraštinę plotį 100 cm padalinti iš blokelio pločio, tarkim 20 cm ir gautas skaičius, šiuo atveju 5, nurodo, kiek kvadratinių metrų sienos iš šio kubo pastatysim. Belieka sužinoti iš jūsų architekto, kiek kvadratinių metrų sienų bus jūsų namas. Ir vuolia, jau žinosite, kiek blokelių pirkti. Kai viską suskaičiuosite, suprasite, kad kuo plonesnės bus sienos, tuo daugiau iš kubo sumūrysite. Tuo pigiau atsieis blokeliai. Aišku, plonoms sienoms reikės storesnio sluoksnio šiltinamosios medžiagos, tačiau pastaroji yra gerokai pigesnė nei blokeliai. Vieno aukšto namą galima statyti iš 18 cm storio silikatinių blokelių. Tai vos daugiau nei plyta. Be to, nereikės ir gelžbetoninio žiedo prieš stogą, kuris taip pat nepigus malonumas. Vienžuo plonesnė siena apsimoka. Vienas bet. Kuo plonesnis mūras, tuo turi būti tvirtesni blokeliai. Patys tvirčiausi net Kalašnikovo šoviniais nesušaudomi blokai gaminami Lietuvoje. O dabar trumpai apie šių čempionų kietuolių anatomiją. Silikatinių blokų gamybai naudojamos natūralios ir ekologiškos medžiagos – smulkus smėlis, negesintos kalkės ir vanduo. Smėlis ir kalkės dozuojami labai tiksliomis svarstyklėmis. Visa gamybos linija visiškai automatizuota. Paruoštas silikatinių blokų mišinys keliauja į gesinimo reaktorius. Pasibaigus gesinimo reakcijai, iš paruošto mišinio suformuojami blokų pusfabrikačiai. Jie presuojami hidrauliniais presais, ypač aukštų slėgių. Dėl to smėlio kalkių mišinys labai gerai sutankinamas. Ką tik supresuoti blokai nėra tvirti ir statybai netinkami. Todėl pusgaminiai pakraunami į kaitinimo ir aukšto slėgio krosnį autoklavą. Čia formą įgyja blokai veikiami slėgiu ir vandens garais. Tokioje aplinkoje silicio dioksidas, o paprasčiau smėlis, reaguoja su kalkėmis. Taip gaunama nauja didelio stiprio cementuojanti medžiaga kalcio hidrosilikatai. Ši medžiaga suriša smėlio grūdelius.
Taip suformuojamas didelio tankio tvirtas monolitas. Iš autoklavo blokai išvežami atvėsti. Atvėsus blokams iš partijos paimama keletas gaminių ir jie patikrinami presu gniuždant. Pagal gniuždimo rezultatus visai blokų partijai priskiriama stiprio klasė. Supakuoti blokai gali būti sandėliuojami atvirame lauke bet kuriuo metų laiku neribotą laiką. Pagrindiniai mūsų pirkėjai yra lietuviai, kurie mėgsta silikatinį mūrą. Nes jis yra tvirtas, geras ir nebrangus. Ilgaamžiškas, kas svarbiausia, namas statomas ne vienai dienai. Statomas šimtmečiui, o toks mūras atlaiko. Nereikia skėdinio, nereikia daug pagalbinių darbininkų, transportas pinga. Žodžiu, viskas sueina taip, kad šitas gaminys labai turi paklausą, tai rodo šie metai. Kadangi pas mus tikrai šiemet labai buvo geri dideli pardavimai, didelė gamyba, įmonė dirba 3 pamainom, tai aš skaitau, kad tai rodo, kad yra paklausa. Šiandien daugelis savo poligonuose iš stipriausiųjų statome tikrai tvirtas mūro sienas, o tvirčiausių blokelių gamintojams muzikinį sveikinimą siunčia folkloro ansamblio Laukis muzikantas Rimantas Junevičius. Stasiaus polka.